Balandžio 28 dieną Veisiejuose vyko tradicinė jau 12-oji pirmosios vagos šventė. Ypatingai šiltą ir gražią dieną suvažiavo daug žirgų mylėtojų ir profesionalų iš visos Lietuvos. Vyko tradicinės arimo arkliais, jojimo žirgų ištvermės bei karietų varžytuvės. Pirmoji šventės dalis vyko prie Veisiejų technologijų ir verslo mokyklos. Vėliau šventė persikėlė į Veisiejų parką, kur buvo apdovanoti nugalėtojai. Į šventę atvyko ir nepasididžiavo vagos išarti Seimo narys Petras Gražulis, Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, Lazdijų rajono meras Artūras Margelis, Druskininkų savivaldybės tarybos narys Donatas Mizaras bei kiti svečiai. Seimo narių biškį paregistruok kartą. Rinkimai ir ten išrinks, tai reikia kokį specialybę įgyti. Vis tiek, sakau, gal pakartojo ar ko. Gerai, užrašysiu paskui. Dėl aš idėjus. Negalima žmonės apsavą dėlę. Ką čia laikyti? Čia nėra ką laikyti. Būgo. Vieno gyvenimo matas Tai gal jeigu neišrinks Seimo narių, gal ant duonos susidirbsiu. Man labai malonu pranešti, kad pageidavo ir viena moteris arti. Tai ponia Rasa Šimkovienė. Vyrai, negailėkit aplodismentų jai. Tradicinėse arimo arkliais varžybose taip pat dalyvavo ir Punsko krašto ūkininkai, užėmė pirmąsias vietas arimo varžybose vienkinkiais plūgais. Veisiejų parke šurmuliavo mugė, buvo galima įsigyti įvairių skanumynų, tautodailės dirbinių bei paklausyti smagaus koncerto. Žiūrovai turėjo progą pasigrožėti žirgais ir karietomis. Šventę organizavo Lazdijų rajono savivaldybė ir Veisiejų technologijos ir verslo mokykla. Ale tai užderėjo šitais metais. Sveikinam ir pažiūrėkit, koks